Irena Žukauskaitė Jacevičienė. Man vis kažkaip tai norisi tik tai vardu ir pavardę vadinti, o čia pasirodo tam antroji, pirmoji pavardė yra pati svarbiausia. Taigi dabar žodis poniai Irenai Žukauskaitė Jacevičienei apie tuos visus poetinius dalykus, kur be to patoso tie filmai neatrodytų taip gražiai. Labadiena visiems, noriu visus pasveikinti su gražiu mūsų Felikso Vaitkaus 80-mečio jubiliejumi ir padėkoti gerbiamiems filmo kūrėjams. Gerbiamas Jonai, ateik. Na, pasakysiu, kodėl mano antra pavardė, mergautinė, yra dabar antra Jacevičienė, o paskui eina Žukauskaitė. Nors pagal prigimtį tai būtų pirma Žukauskaitė, paskui Jacevičienė. Kadangi kai pradėjau rašyti, tai nebuvo leidžiama rašyti dviejų pavardžių. Kad mano mama, jos dėka, jos dainuotų dainų, dėka jos meilė transatlantiniams lakūnams įžiebė mano širdyje meilę. Už tai, kad tai būtų, kaip sakant, mano mamos atminimas, Žukauskienė Žukauskaitė. Noriu paskaityti ištraukas kelias iš knygos Vienas per Atlantą apie Feliksą Vaitkų. Tai iš viso apie aviaciją esu parašysi 8 knygas. Ir iš viso 15 knygų. Tai didesnioji mano kūrybos dalis yra skirta aviacijai. Skrydžio tikslas. Ir visos tiesa, mano knygos yra rašytos eilėmis. Feliksas Vaitkus ruošėsi į didžiąją kelionę, norėdamas išgarsinti pasaulį Lietuvą, jos žmonės, surasti paprastą, bet tikslų navigacijos metodą, naujovės išbandyti, moksliškai įrodyti, ištarti Lietuvai gražiausią komplimentą, įvykdyti Dariaus ir Girėno testamentą šventą, nusilenkti tėvų ir protėvių namams, visų laikų garsiausiems jų vaikams, kurie už garbę Lietuvos kovojo narsiai, žuvo ir su pasididžiavimu ištarti: aš esu lietuvis. Tikėjo likimu, jog jam tik skirta bus suartinti du tolimus krantus. Ir Lietuva, išvydusi virš Kauno jo lėktuvą, supras, kaip išeivijoj myli ją lietuviai. Sutikimas laikinoje sostinėje. Atlanto nugalėtojo Kaune jau laukė minios, žmonių jausmingas vandenynas. Mieste ir aerodrome vėliavos plazdėjo, visi nekantriai į vakarus žiūrėjo. Pasitikti taip laukiamų didvyrio pakilo 6 fiatai. Netrukus visa eskadrilė pasimato. Lėktuvai apsuka didelį ratą ir džiūgaujančią minią mato. Didvyris iš lėktuvo mojuoja ranka. Vieni kitus pargriaudami veržėsi į priekį, iš laimės apsvaigusi nesuvaldoma minia. Jam nusileidus, žengti žingsnio neleido. Ant rankų iškėlė Atlanto galiūną, žmonės nunešė jį tribūną. Sveikino, gėles glėbiais dovanojo, už žygį didvyriui dėkojo. Džiaugsmas veiduose švietė, žiedus po kojomis.